darėm tokį renginuką, pristatėm ISM alumni nariams sporto šaką brazilų džiudžitsu ir savigynų sistemą Krav Maga. Visų pirma, aš tikiu, kad gyvenime labai svarbus dalykas yra pasitikėjimas savimi. Šita sistema pirmiausia ugdo būtent realų pasitikėjimą savo jėgomis, kuris yra pagrįstas realiais sugebėjimais. Pirmiausia, ką atėjęs žmogus, ko gali tikėtis, tai įgyti realaus pasitikėjimo savimi ir tiesiog išmokti vienos iš pačių efektyviausių savigynų sistemų pasaulyje. Brazilų džiudžitsu pirmiausia yra žinoma kaip kovos sistema, kuri padarė revoliuciją kovos menų pasaulyje. Jisai davė pradžią tokiems renginiams kaip kovos be taisyklių čempionatas arba angliškai žinomas Ultimate Fighting Championship. Tikslas čempionato buvo išaiškinti geriausią stilių. Tai pirmiausia, tai yra kovinė sistema, kuri buvo skirta realiems ir praktiniams tikslams išmokti apsiginti gatvėje. Plačiai prasme, tai yra sistema, kuri yra gyvenimo stilius. Kovos sistema susideda iš 3 tokių postilių, tai yra 3 grupės. Yra sportinis variantas, yra savigynus variantas ir yra valetudo arba labiau suprantama žmonėms maišytų kovos menų vardu. Gyvenimo stilium vadinau dėl to, kad tai yra iš tikrųjų fiziškai ir morališkai daug reikalaujanti sistema, dėl to ruoštis vien tik tai imtynių salėje arba brazilų džiudžitsu salėje yra neįmanoma. Tam reikia skirti praktiškai visą savo gyvenimą. Brazilų džiudžitsu apima patį brazilų džiudžitsu kaip kovinę sistemą, techninių požiūrių, psichologinį tam tikrą rengimą, tam tikrą kovinę dvasią ir komandos dvasią, sveiką mitybą, tinkamas poilsis. Ir be to madinga brazilų džiudžitsu apranga. Kas yra Krav Maga? Trumpai tariant, tai yra kovinė sistema. Tai yra produktas pagamintas Izraelio kariuomenės tikslams ir šiuo metu naudojama geriausių, ko gero, kovinių dalinių pasaulyje. Jis įskiria tom, kad jos tikslas yra labai aiškus, nugalėti priešininką per trumpą laiką, išlikti gyvam ir pasiekti rezultatą bet kokią kainą. Pačių efektyviausių ir ekonomiškiausių būdų. Technika yra labai paprasta. Nėra gaištama visiškai jokiems atributams, kurie yra būdingi kitoms sporto šakoms, sakykime, katoms, filosofijai. Yra labai aiški užduotis ir per trumpą laiką stengiamasi paruošti, gerai fiziškai paruoštą ir techniškai mokantį kovotojų. Krav Maga puikiai dera su brazilų džiudžitsu. Jeigu Krav Maga yra skiriama per trumpą laiką paruošti kovotojui, kuris galėtų kovos lauke, tai visų pirma tai yra kovotojas, kuris negali skirti savo fizinių parengimui tiek laiko, kiek tam skiria imtynių kovotojas, imtynininkas, kurio pagrindą sudaro imtynės. Faktiškai mūsų klube mes tom išsprendžiam problemą, kaip mes praktikuojam maišytus kovos menus. Mes turim 2 pasaulius sudėję į vieną krūvą, mes turime ir smūginę techniką, efektyviausią, kuri Krav Magos technika sudaro, Tailando bokso technika, smūginė ir bokso technika. Ir turim fizinį parengimą ir refleksus, kurį ruošiame Brazilijų džiudžitsu treniruočių metu. Mano giliu įsitikinimu, tai yra pati geriausia formulė paruošti per trumpą laiką geriausią kovotoją. Labai dažnai žmonės masto, kad yra saugus, bet tai yra tiesiog iliuzija. Kodėl iliuzija? Nes dažniausiai, kada mes susidurėm su kažkokiu konfliktu, nebūna nei policijos, nei draugų, nei žmonių, kurie mums galėtų padėti. Ir tada reikia mums kažkokį įrankį, kurie mums padėtų apsisaugoti, apsiginti ir išeiti iš tokios situacijos. Todėl šiandieną pas mus buvo tie ISM alumni nariai
Ir jie iš esmės sužinojo, kas yra kovinė savigyna, kas yra sportinis kovos menas ir kokie yra skirtumai. Kad kovinė savigyna yra skirta gatvėje ir išgyventi konflikto metu, sportinė kovinė savigyna arba sportinis kovos menas yra skirtas sporto salėje ant tatamio su daug taisyklių, su apsauga ir panašiai. Kuomet gatvės konflikto metu nieks nežiūrės, ar jūs esat vienas, ar jūs stiprus, ar silpnas. Ten gali būti paimtas akmuo, pagalys arba kažkokia kitokia priemonė nukreipta prieš jūs. Tad, kad norint tam apsiginti, kuo puikiausiai tinka Krav Maga treniruotis ir Brazilian Jiu-Jitsu. Nebūtinai kovotojas turėtų kovoti. Ir mes dažnai mėgstam kalbėti apie tai, kad reikia tikėtis, kad niekada gyvenime to neprireiks. Bet jeigu to kada nors gyvenime prireiks, mes galėsim džiaugtis, kad mes tom užsiėmėm. Pasinaudodamas progą noriu pakviesti visus pabandyti treniruotis mūsų klube. Treniruotis vyksta 5 kartus per savaitę, po 1,5 valandos, 3 kartus brazilų jiu-jitsu, 2 kartai Krav Maga. Sumokėjus už vienas treniruotės galima lankyti treniruotis kiekvieną dieną. Treniruotis pabandymas vieną kartą yra nemokamas. Prašom ateiti, pabandyti ir pažiūrėti, tinka jums tokia sporto šaka ar netinka. Jeigu netiks, tiesiog turėsit gražų nuotykį ir puikių prisiminimų. Nes komanda mūsų klube yra puiki, svetingi visi, puikiai praleisit laiką.